ženklas. Stop ženklas ir jis turi dvi reikšmes, kuria prasme dvi. Draudžiama važiuoti nesustojus prieš stop liniją, jeigu jos nėra prieš kelio ženklą. Taigi, jeigu yra stop ženklas ir ant asfaltuoto paviršiaus yra stop linija, jūs galite pravažiuoti, negalite, o privalote pravažiuoti, na, aišku, jeigu eina perėję žmonės, praleidžiam juos, tačiau jei žmonių nėra, važiuojame iki stop linijos, sustojame, apsižvalgome, praleidžiame automobilius ir tik tada galime važiuoti norimą kryptim. Jei linijos nėra, privalote sustoti ties kelio ženklu. Gali būti taip, kad jūs nieko nematysit, bet vis tiek privalote sustoti prie ženklo, tada pavažiuoti iki sankirtos, jeigu reikia praleisti kitus automobilius ir tik tada važiuoti jūsų norimą kryptimi. Dar kartą primenu, stop ženklas, kaip ir duoti kelią, yra šalutinio kelio ženklai. Jie lygiai tokią pat reikšmę turi.